Sveiki, visada kai pasijuoki iš bėdų pasidaro lengviau, tad šiandien mes spręsim jūsų bėdas, pasaulio bėdas, savo bėdas, o ir išspręsim, pažiūrėsim. O kai jūs kai nueinat pas gydytoją, jūs norit, kad kažką rastų ar nenorit? Nes aš, pavyzdžiui, sumoku 200 PM už kraujo tyrimus, nu tai jau geriau, blėt, raskit kažką. Tai jeigu tu būtum buvusi mano mokytoja, aš nelabai būčiau susikaupęs pamokom, žinok. Tai jau 2 savaitės grįžti namo po darbo, vėl niekas neraštų, blėt. Tai ką tu dirbi, blėt? Ką tu naftos platformai dirbi? Eik, buterbrodą pasidaryk, va čia va bus mano plaukai. Mano kakta bus kaip dagestaniečio. Atnešiu tiesiog tokį kupiūrų, žinai, rankoj, už visus kiek išeina, blėt. Čia aiškiai patėvė megstinis. Motinas, ai tu fotkinės šiandien. Tai gerai, šauk džinsinis marškinis ir ant viršaus va patėvė megstinį. Pamatysi, žvengsi po 20 metų. Jis eina kašį žaisti, eina kašį žaisti. Jis eina žietfulė, eina žietfulė. Jis daro podcastą, jinai daro podcastą. Nori, kad audringais plojimais pasitiktume Tomą Bumblauską! Tomą Miltenį! Ir aš žinau, kad jie šitie jums pochu yra. Nes šiandien pas mus svečiuose Mantas motherfucking Katleris! Hop, hop, hop. Ne, Klaipėda, normaliai pasitinka Mantas Katleris! Gerai, aš galiu pasakyti kai ką. Aš jau šotų noriu. Nes čia per gerą energiją, čia nelaus energija, čia snikeriuko energija. Iš baro atneškite jam, ko nori, snikerius nori, ne? Aš norėčiau su riešutu plaukėjančiu šotą. Kaip vadinasi? Galit. Gerai, baras girdėt, mums šotą su riešutu reikia. Bet jūs visi gersit. Ir dar žmonėm po vieną šotą, kiek čia būtų? Ai, blėt, nemačiau antrą aukštą, sorry. Blėt, pirmas tik tai Aš galvoju. pirmą kartą galvojau, kad renginys bus pliusė. Tu dabar šotų 600. Tu manęs nepažįsti, viskas pas mane ateina, gaunu po šotą. Tai ką, važiuojam, pradedam nuo Tomai, kokią tavo bėdą senioras pradėjo. Nuo mūsų bėdų pradėjom. Nuo mūsų pradedam. Ble, aš tokia bėda, ne bėda, mano artimoje aplinkoje visiems nepatinka, kad aš esu žiauriai taupus, ble. A turit kas nors namuose maišiuką su maišiukais tuščiais? O turit maišą prigrūstą maišų su maišiukais, ble. Dėžę turit. Ble, aš kažkaip, aš taupau margarino indėlius. Ble, aš margarino tai neperku, kur net neįsivaizduoju, iš kuris atsidūrė. Seni, maišiukai yra gerai, kai nebėra tualetinio popieriaus namie ir kai nebėra vienkartinių servetėlių. Nes su maišiuku nesivelšiknos niekad. Tu užsidėdi maišiuką ir tiesiai į ranką. Va tai, ką aš pavadinčiau katarsis. Prasme, ne grupė, o žodis. Neįsižeiskit. Katarsis. Nu, jo, katarsis. Man šiaip atrodo, kad čia ir toks senų žmonių dalykas. Man mama skambina, sako, aš tau nupirkau labai gražią lemenę. Parkside, Lidlo firmos. Nu, gerai, ačiū. Bet padėvėta iš Humanos. Tai man už eurą nupirko Lidlo maikę padėvėtą, bet lemenę padėvėtą. Tas taupumas kaip ir kartais gerai atsiliepia. Aš, pavyzdžiui, ieškojom prieš renginį medžių pirkti dirbtinių. Dirbtiniai medžiai šiaip po 200, po 250 eurų. Susiradau per skelbimą po 3 eurų. Kas jau yra, blėt, pasisekė loterijai. Aš jam paskambinau, sakau, kiek? 30 eurų. Sakau, o nuolaidą kokią galit padaryti? Nuleisit dar? Blėt. Ant ko, blėt, nuleis? Tai žodžiu, po 15 eurų nupirkau medžius. Man. Aš nežinau, kur čia bėda yra, kad tu, blėt, pusę kainos gali numušti. Jo, man atrodo, čia tiesiog giriesi, ant kiek tu ahuienas derybininkas esi. Reikia įsiųsti Krymą, blėt, kad suvazarintų. Tai gerai, užskaitom kaip gerą bėdą tada. Pala, tai manęs dar neklausit. Tau merga reiks susirasti, seninai tavo finansus sudėlios. Tai man merga tai ir sako, mano mergai nepatinka. Kad tu per daug taupus? Jo, aš visur, aš maksimui prašau nuolaidas, jau sumuša viską, o nuolaidėlė kokia bus da, kas čia? Seni visų mergos sako, kad bičiai per daug taupus. Ir čia yra viena iš tų savybių, kurie jos pakeičiu po biškį. O tu taupusies? Aš buvau. Dabar mane aisti tikino, kad reikia ir džinsą brangesnį nusipirkti. Sakau, ne dėl brendo, tiesiog ant kūno geriau jaučiu. Jis antiek taupus, kad jis dėl cigarečių parduotuvėje bando nuolaidą gauti, kur neįmanomas dalykas yra. Gerai, aš irgi turiu bėdą, nes tova tikrai nebėda, aš nematau čia bėdos. Aš turiu bėdą, kad aš nepasitikiu moteriam, kur labai aštrus antakiai yra.
Žiūrėkit, galite vyrai paplot, kur nepasitikit moterimi, jeigu labai aštrus antakiai yra. Kur strėlkės tai? Jo, kur ta strėlė, jeigu yra iškart. Aš šiandien buvau degaliniai prieš renginį, nuvažiavau nusipirkti kavos, užsipyliau kūro, sako 3-6 eurai. Blėt, šiuo 3-5 yra, žinok, banda ant eurą apgautų mane, žinok. Seniai, aš tai galiu pasakyti, visas moteris, kurios turi nupiešti antakius, nei vienas vyras nėra girdėjęs, ką jūs šnekat. Mes tiesiog žiūrim jūsų antakį. Ir visi jūsų žodžiai praeina pro mus tiesiog. Prapakaušė. Ir baigi šnekėti ir tada pradedi random reakciją įmeti. Įdomiai. Ai, nes žiūri, ar klausimų užbaigia, ar jeigu klausimų, sakai jo, nes dažniausiai reikia pritarti jo. Jeigu tiesiog informaciją pasakė, matai kaip įdomu, matai. Ne, tai žinai, viskas gerai, kol tu nenaini į polikliniką ir tau sako, nu žinok, jums reiktų prasišvies plaučius, kažką matom, pys protą, netik aš tavim, žinok. Ne, tu tikrai man nešvies plaučių. Arba kur ateina daktaras ir halatas susisegiojus, per vieną sagą, kur nesueina. Žinai, kur įstrižus. Tai čia dar ne tai blogai, kaip antakiai nupiešti. Medicinos pasaulį. Tai matai, pas mus Klaipėda, aš jau medicinkės dėl darbo tikrintis, nuėjau, pamatavo širdį, viskas, saik. Tai kas čia vyks, tipo, ką mes turim šitą dalyką, kad reikia tikrintis medicinkai, tu man kraują pamatuoji, aš namuos gali, laikrodis rodo. O kai jūs, kai nueinat pas gydytoją, sumokat ten, pavyzdžiui, nemažai pinigų, jūs norit, kad kažką rastų ar nenorit? Nes aš, pavyzdžiui, sumoku 200 PM už kraujo tyrimus, nu tai jau geriau, blėt, raskit kažką. Nes jeigu nieko nerasti, galėjau neiti aš ten. Žiūrėk, aš kiek bevešiu mašiną į servisą visada randa bičiai. Ne, tai kaip čia, blėt, reikia? Iš to gyvenu. Visų pirma, aš nesuprantu, kodėl reikia mokėti už daktarus, aš nemoku, blėt. Bet nieko ir neranda. Tu tas, kur susergiu kosėjimo, užsiraš ir gegužę tave priima, ne? 6 mėnesius turi atstovėti. Šlapimą geri 6 mėnesius. Žodžiu, nebėda, yra strėlkės, gražios mergaitės. Nu tai gerai, ką man daryti, kaip daryti su moterim, kur aštrus antakiai yra? Man atrodo, čia ne tavo problemų, čia labiau jų problema yra. Kad turi aštrus antakis? Reikia užapalinti. Užsiapalinti. Su bulgarkė praeit. Taip, prieiti prie Man tai iš vis sėkinga yra, kad tu permanentinę emociją gali ant veido išstaturuoti. Taip, kaip Balaikovas, kur pusės veido nebevaldo. Gal aš savo problemą. Mano reali problema yra. Tavo reali problema? Tau nėra problema moteris aštriais antakiais? Ne, aš noriu apie savo problemą pašnekėti. Čia bus realesnė. Karočią, aš važiuoju už 3 valandų Rolkos gimtadienį, bus Nidai. Aš neturiu dovanos. Aš noriu, kad prasiūstų maišą ir visi sudėtumėt kažką. Aš nuvešiu žmogui, atsakysiu, nuo tautos tau padovanoja. Aš buvau tik messengeris, aš surinkau, galim padaryti šitą? Da. Nežinau, publika, galim padaryti šitą? 5 daiktus gausi, 2 pikus ir... Ne visi privalot kažką dėti. Bet jeigu kažką turit, kas Rolkai patiktų, davai. Aš prasiūsiu nuo čia maždaug. Čia kažkoks legalus Ir aš apiplėšimas. prisakiau, kad Rolkai nukeliaus šitą dovaną. Ir jisai labai džiaugsis. Tai... Žinai, nebus brangiausia vis tiek. Ir žiūrėkit, kai dėsit kažką, nekiškit rankos, nes tikrai šimsit dar kažką. Meskit va taip iš viršaus. Maišas nebepareina, blėt. Nebepareina. Tai gerai, tai pažiūrėsim po pirmos dalies, ką surinkai. Iki pirmos dalies prasūkit. Jūs turit kokį 15 minučių, man. Vatsok. O, bonkės jau dedamas ir... Gerai. Ble, reikia greit išgerti, Rolkai. Tušia butelį, nusiūs, sen žvengs, kad... Skik nuo Rolando. Prikolas. Tai pats sugalvoji, pats įsprendi realiai. Seniai, man patinka 2 šūvis vienu zuikiu nušauti. Nu, ar panašiai kaip... Kaip taip skamba. Gerai, Milteni, kokia tavo bėda? Mano bėda, kad pasikvietėt mane čia, blėt, šiandien. Žinai, kokia mano bėda? Mano bėda yra, kad mane naudoja tam, kad ten, kur sėdi žmonės, jam katlerį užstočiau tiesiog. Kad kitą kartą brangesnis bilietas pirktų. Tu galėtum Trumpo apsauginį būti. Gerai, važiuojam. Dėl šotų tai aš nejokau, bet... Jo, kažkas rašė prie bėdų, jau yra šotas. Tai gerai, atneškite, jeigu galite. Aš noriu, kad ant tokios sidabrinės lentelės man įneštų. Jo, aišku. Bet ne lėkštės, bet lentelės sidabrinės. Kad medis būtų. Padėkliuko tokia faina sidabrinė. Nu gerai, žiūrėkit, tai yra bėda. Išsiskyriau su mergina prieš porą savaičių. Ji pradėjo sportuoti tame pačiame klube su nauju kailiu. Nu, bič. Daug motivacijos sportui, okei, bet užpisa, kai trinasi jie. Trinasi tave jie, ar ką jie daro, blėt? Tai aš suprantu, tu sportuoji ir šalia matai, kur tavo buvus draugė su kitu bičiu. Aš tai matau problemą, kad jis įskyrė prieš porą savaičių ir jį jau kitą bičią turi.
Jinai jau turėjo prieš porą mėnesių tą bišį. Jisai tik nežinojo. Trynės 2 Kardijo mėnesius. darė. Ne, panas seniai jos nesiskiria neturėdamas kito varianto. Seniai. Sako, mes turim planą B, jos, ble, turi C ir D. Ne, jos vienoje rankoje turi kažką turėti vis tiek. Negali būti abi dvi rankas tuščias. Estafetė. Kažkur čia ir iš to gimė lietuviškas pasakymas, geriau brėdis lankoje, negu žinai. Ja, Biškai skaudu, blėt, tam bičiui žiūrėti buvusią. Blėt, nežinau, Net kokią nepavydžiu. motivaciją, pizdatų, vis ten užkačiokas. Seniai, kokį kurvą ginklą mergos turi. Ta prasme, jos visada skirybus laim. O, čia tekila? O tu čia dirbi? Kažkas panašu. Čia Klaipėda taip egzotikai, su tekilu su graikiniu riešutu. Gerai, pabandysim. Tai aš, ką aš sakiau, kad mergos antiek galinga, antiek yra vagina galingas dalykas, kad jos gali tau sušik gyvenimą, paprastai, jeigu tik nori. Eini į tą klubą, gerai, aš pysiu su treneriu tą klubą. Žinai, kur kaip bičius neturi kaip atkeršyti. Taip pat sužinai, kad tavo pana eina į kažkokį klubą. Tai gerai, aš lauksiu prie durų. Tai čia daugiausiai, ką gali su mašina, sakiau. Blogiausia, kad klubas dirba 2-4-7, gali naktį intin, blėt, lauk žiūrės. Sėd, blėt, liūdnas per lietų. Net nežinai, kada ateis tas. Prie varkautą prigėrs, nebeužmygsi. Sportuoji, kur net nepasiruošęs kokią sakinį jokingą. Nu, tai eini sportuoti, jo. Blėt, jo. Bet čia huena motivacija yra, bičia, aš nežinau, jis turėtų, nu, tipo, belekoks fit likt po šitą. Sen, tu sportuoji ir tavo buvus mergas kitų kailių, kaip atsivardina. Seniai, aš daryčiau 7 repsą ir man ašarą redėtų, tiesiog. Man jis visiškai nemotivuotų. Sėdi verkime. Prie lango. Aš būčiau tas, kur prie lango tiesiog nusisukis daro pratimus. Ir dar žinai, veidrodį žinai, bet prie langai. Ir tas bičias dar prieina pamokyti, kaip daryti, įsiklingai reikia. Jo. Čia big dick move. Tas, kur bet kada ateini į sporto klubą, vienas bičas ant takelio tiesiog bėga į tolį, žiūri be ausinių, tiesiog su džinsais bėga visą laiką. Rodogina, karačiui. 2 valandas užsistatys tą tokį vidutinį tą tempą tokį. Atidirbs. Aš patarčiau susirasti mergą, bet aš žinau, kad nėra taip paprasta. Iš keršto nesusirasi panos. Turi eiti pasimatymus, karačiui. Ir vis tiek po to, jeigu iš keršto susirasi paną, įsimylėsi ją. Ir tada jinai trins su kitai. Mūsų bernų širdis, žinai, to, kas yra. Geras. Dušta greit. Gerai, nu tai rezumės, kit sporto klubs, aš nežinau ką patarti. Jo. Kit sporto O klubs. čia iš visos Lietuvos rašo žmonės ar iš Klaipėdos? Iš Šilutės nerašo. Jo, iš Lietuvos, man atrodo, visos. Gerai, klausimas. Paprastas. Draugas nori mylėtis per mėnesinės. Kaip jam paaiškinti, kad man tai nepatinka? Nežinau, nu, blėt, per mėnesinis nesimylim. Ta prasme nesimyliu. Ta prasme. Gerai, pagaliau tu mano komandai. Pagaliau mes teamworkinam, karačiui. Tai tik tai per mėnesinį, sen. Nes nereikia 10 minučių laižytis, kol sudrėks. Sen ateini važiuoji iš karto, karačiui. Blynai su ogienės skaniausiai. Čiu-čiu! Jo, bet matai, mes dabar sakom, kad bičiam pohui yra, bet čia jai nepatinka. Kaip mergai pasakyti bičiai? Susitaikyt, ką Aš nelabai suprantu. Prisiversti. Žiūrėk, bus laikas po kokių 2 metų, kai tu prašysi. Kad ir per mėnesį. Davai, paliesk man tiesiog. Matas, čia dar 1 mėnesį santykiai. Nu, aš nenorėčiau rankų krauju susitepti, blėt. Ne. Nežinau, seniai, aš tai važiuoju. Aš seniai inkstus galėčiau suvalgyti. Jeigu tavo bičius negali 3 dienas palaukti, seniai, tai sveikinimai tokį bičią suradus. Tikrai, yra sunku surasti tokį bičią, kuris 3 paras negali išlaukti sekso. Taip, iškentėti. Man tai dabar mėnesinės yra zaibys, PlayStation'us prieš miegą. Kur nei vakarienės reiks eiti kažkur, 3 dienas laisvas, kur pats Gali nesipraust. darbą savo gali pasidaryti. Jo. Nu, man atrodo, ką aš, laiks pataisys, man atrodo, pragyvens metus laiko bus pohui jau. Kur yra moterim problema? Aš norėčiau moters perspektyvą išgirsti, kur yra moteriai problema. Kodėl jum nepatinka, pavyzdžiui? Skauda. Skauda? Titanikas ne šiaip nuskendo. Titanikas Ne šiaip nuskendo. Aš dabar bandau icebergą su mėnesiniam. Surišti. Referencą. Aš kažkur matau ledo dėjimą kažkurioje vietoje, bet nelabai suprantu, kaip čia veikia. Skausmą nuojama, ką? Skauda? Ai, sutraukia, kraują. Jeigu labiau skauda, paplokite, jeigu labiau skauda. Nu, tau vienai, matai.
Tau vienai labai. Gerai, padarom tai šiai. O kam geriau būna per mėnesinis? Gal kam geriau? Ir pablot, kam geriau per mėnesinis? Ble, čia nieks nesipirka. Vieną ploja moteris. Seksu užsiimat kas nors klaipėdai? Žiūrėk, kiti yra, mano senas bairis, bet kai sugenda apžvalgos ratas, neuždaro viso pramogų parko, žinai. Yra dar kitų atrakcionų. Yra linksmieji kalneliai, yra centrifuga, žinai, yra siaubo kambarys dar. Tai aš manau, jeigu biški fantazijos turi, Ble, teisingai. bilietą jau nusipirkšęs. Tai. Šiaip turi. Planavais visą kelionę, ane? Atvažiuoji ir pis neveikia vienas atrakcionas. Nu, tai gerai, eini prie kitų atrakcionų. Mes turim bėdai tą pačią temą. Kodėl kai kuriems vyrams neužtenka 2 skylių seksui? Ir būtinai norisi panaudoti visas 3. Lauksiu atsakymo renginyje, smalsu, kur čia bėda. Čia yra taisyklė tokia, kaip tu vyras tikras turi, žinai, pastatyti namą, užauginti vaiką ir pasodinti medį. Taip ir čia turi išbandyti visus 3, kol tu gyveni, per vyro gyvenimą. Panetkė. Čia yra, man kaip gamer, aišku, čia yra leveliai tiesiog. Nu kiek tu gali tam pačiam levelį žaisti, žinai. Noris išbandyti, noris nueiti online, pasibandyti su stipresniais varžovais. Ne, šiaip tai, sąžininkai, man ten trečią atrakinti nereikia. Aš, žinai, kur mobile games būna. Nori atrakinti trečią. Nereikia. Pasilaikykit, karaliu. Tu gali ir su reklama Laikykit, varyti. plėt, jie. Aš užsipisau antram. Nepraeinu. Daviau draugeliui pabandyti. Bosa neįveikį, Meti žaisti. Aš šiaip nežinau tos vyrų, tos tokios manijos. Būtinai, moteris turi būtinai. Nėra šitos problemos. Visas šit mane, aš nesuprantu, ne. Man jau geriau kraujuojant vaginų, negu sveik sanus. Negu bezdės po to visą dieną sekančią. Gerai, blėt, nei vienos problemos neišsprendėm iš 6. Kaip neišsprendėm? Ką neišsprendėm? Gerai, važiuojam. Tai yra klausimas, ką daryti iki išnaktų bimbinėjų, o ryte kaip zombis. Atsičiūkinu tik vakarop ir vėl bimbinėjau iki išnaktų. Darbinis produktyvumas mažiau negu 20%. Jokia teorija nepadeda. Tai žmogus nemiega naktį, šūda malą, atsikelia vidury dienos. Tavo gyvenims, nėra biškai panašus. Turi tips. Aš negalvoju, kad čia problemų. Man tai kaip tik yra problema tie, kurie... iš 4 atsikeliu, kurasiukas. 6 cold plunge, 7 aš jau prie kompo sėdžiu. Man jie, blėt, yra probleminiai. Tie, kur ilmus, tie, kur lenkia kitus, žinai, tipo, seniai, aš 7 prie kompo atsėdu, 9 kiti dirbti, pradedu šiuo 2 valandom lenkia. Aš seniai 2 nakties pradedu dirbti, jau aš tave 6 valandom lenkia. Tave pusę metų, blėt, man atrodo, lenkia. Čia, aš sakyčiau, žmogus ADHD turi. Šiaip perskaičiau įdomų dalyką. Žinai, mes turim tą vyturiai ir pelėdos. Tai pelėdas dažniausiai turi tie, kurie turi ADHD, nes jie 11 valandą, kai jau visas pasaulis eina miegot, jie pagaliau galvoja, mes turim laiko savo dabar. Ir tada tu labai vertini laiką savo ir kokių 3-4, nes jeigu tu eisi miegot, atsikelsi ir turėsi veikti kažką, blėt. Problemos prasidės, darbai prasidės, o dabar yra laikus, kur tu gali, žinai. Tai aš manau, reikia vertinti laiką savo ir jeigu tau reikia būti iki 3, chillink iki 3. Aš tai manau, jeigu tu taip gali gyventi, nes nieko nedirba, čia jau faina yra. Jis negali dirbti. Darbą išlaikyti sunku, bet gali dirbti ten su Amerika, žinai, logistikoje ten kur nors. Bet darbingumas mažiau 20%, nemanu, kad jis dirba su logistika Amerikoje. Nu, čia irgi problema. Aš nežinau, kaip žmonės šiaip darbą išlaiko. Pavyzdžiui, daugiau negu 2 metus. Kaip nepabosti, blė. Po 2 metų. Ir kas daugiau negu 2 metus dirbat kurioje nors vietoje. Gali paploti? Nu čia jau, tu turi mėgti darbą. Šiaip su to ir sveikinu. Jeigu jau dirbi daugiau negu 2 metus, turbūt mėgsti darbą. Tai... Gerai, kur jūs dirba daugiau negu 2 metus? Mokykloje? Oi, blėt. Jeigu mokykloje, tai dvigubinas. Nu, tikrai ne dėl pinigų, ne? Ne dėl babkių. Nu, aš pasakysiu, jeigu tu būtum buvus mano mokytoja, aš nelabai būčiau susikaupęs pamokom, žinok. Žinai ką, hujaviau plaukus pasidaryk, kaip nors, žinai, ateiks su hujavesniais rūbai, nes labai gražiai šiaip moteris yra. Man būtų suskaupti tokią mokytoją sunku. Vaikai nori baigti, bet ne mokyklą.
Su tavim turbūt jau aštuntokai daro AI porno su tavo veidu. Jie jau moku tokius dalykus daryti, žinok. Aš pats nemoku, bet man atrodo vaikai. Bet norėtum žinot, kaip padaryti. Man turėtų aštuntokus pamokyti. Parodyk dėdį, kaip čia prie kompiuterio su to dirbdiniu. Gerai, o kokią jūs dalyką mokite? Jin viską mokusi. Yeah. Viską mokite. Ai, tai tu trečiokus mokai, ne? Nu tai ja, tai bet ką galėjom sakyti. Dreneliai yra kažkaip. Bet, o pavyzdžiui, kiek iš mūsų, va, nu gerai, iš mūsų trijų. Kiek mokytojais galėtų būti, va, iš mūsų trijų, pavyzdžiui? Jo, trečiokų mokytojais. Tik tai kampinis, tai viską mokys. Tik tai jisai, tu galvoji, aš už trečioką mažiau suprantu? Ne, aš žinau, kad tu gerai supranti ir daug supranti, gal net per daug trečiokui. Kiek metų jūs dirbat mokyte? 22. 22 ne metus visai dirbi mokytoja. mokyte? 22. Tai kiek tau metų? Kem 5. Kiek? Kem 5. Eik, na. Kuris, bet jūs labai jaunai Gerai atrodo. atrodo, ne? Jūs čia Klaipėdai vanduo toksai? Oras ir jūra. Kempingi, sen. Aš, nu, okei. O kodėl man visos mokytas Sveiki. atrodo virš 65 metų? Kodėl taip yra? Jau nebėra tokių mokyklos. Gerai, o kaip tu dylini su tų trečiokų tėvais? Nes tikrai, tai aš tikrai ir buvus problemų kažkada. Labai gerai. Aš neturiu problemų su tėvais. Ne? Ne. O nebūna, kad Esat papildomai nuėjus pamokyt trečioką kažką? Tėvų ne. Bet būna tėvelį, kur vienišas tėvelis. O ką jūs po mokyklas veikat namų darbų? Būna. Būna, ne? O kaip labai taip organiškai moka tėvai jūs pakviesti susitikti kažkur kavos ar labai... Ne, taigi neini su tėvais. Nu, tai čia skandalas. Negalima? Ne, etikos Atleistų iš darbo iš karto, ne? Faktas. Nes tada pradėtų... Kaip ir už vaikų mušimą. Ja. Norėjai kada nors tokį, blėt, trečiokai pasikė... Spėk. Kur pakėlė? Spėk. Norėjai, bet... Gerai, nuleidai, žinai, išeikit dabar iš klasės. Mokytojai reikia 10 minučių, biškis susikaup. Man atrodo, čia klausimas, klausimas yra ne tai, ar norėjai, bet ar šią savaitę norėjai tai padaryti. Gerai, o Kasdien nori to, kasdien. kokie vaikai labiausiai užknisa? Koks tipas vaikų? Gal net ne vaikų, gal tėvų tipas labiau užknisa. Tėvų, ne? Koks tėvų tipas labiausiai užknisa? Nu, tas, kur neina susitarti, kur jie geriau viską žino. Ja. Okay, o koks tavo vardas, primink dar kartą? Ramunė. Ramūnė, ateikit Ramūnė pašnekėti, nes... Užlimt, norit pašnekėti su Ramūnė, ateikit Ramūnė. Labai svarbu, labai pedagogus svarbu pakalbėti. Gerai, kokios problemos susiduria mokytojai? Visas taip ir vardinti. Ne, aš, biškai nuo kito kampą pradėkim. Jūs tiksliai pasakykit, kelintokus mokot ir... Aš su pradinukais dirbu nuo pirmos iki ketvirtos. Tai jūs nuo pirmos iki ketvirtos klasės auklėtojas, išleidžiat ketvirtokus į pasaulį? Ne, aš auklėtinių neturiu, aš esu specialus pedagogas. Specialus pedagogas. Jop. Gerai, nedarysiu apie tai bairio, nes galiu užsira. Ką reiškia specialus pedagogas? Tai dirbi su specialiaisiais poreikiais. Ai, nu tai ir viskas tada. Ačiū, ačiū. Mes pasiekėm ribą. Faina mokytoja. Dabar kai kurie jos atsakymai make sense. Kad su jų tėvais jinai nenori susitikinėti. Bent jau sužinosi, jeigu pačiai. Gerai, tai problema, kad vyrui 2 savaitės negamina antrą pusę valgyt ir ką jam daryti? 2 savaitės negaminu. Jo. 2 savaitės negrįžt, blėt. Tada pradės gaminti. Aš tai sakyčiau, žinai, kad kaiminė labai gerai pizzas kepa, žinai, aš labai kaiminę pradėčiau girti, kad gerai gamina valgyti. Ką pavydo sukelti, jo. Nes Lepas nežinau. angelė kaip ahujan, cepelinai kokie geri yra. Milijonai labai skanus, labai gerai milijonus pagaminu. Nu. Gerai, kaip akmenis, miltenį, turi variantų? Matau, man smasta. Jinai gal serga? Tipo 2 savaitės. Jin Per gal- mėnesinės negamina, ble. Paklaus, ar neserga. Ne? Jo. Tu nesergi, ne, o kas, tu kodėl negamini? Ko ne virtuvį? Nematau, kad pjaustytum kažką. Tau rachitas prasidėjo. Ne? Gal dar reikia Nežinau, o dar gamina moteris šiaip.
Mes nežinom ir klausimus tik tiek, kiek perskaičiak ir. Jau 2 savaitės grįžti namo po darbo, vėl niekas Niekas nerašta. nerašta, blėt. Tai ką tu dirbi, blėt? Ką tu naftos platformai dirbi? Tai pagrįžtant tiek nusikalęs negali sumuštinę susteb. Eik, buterbrodą pasidaryk, blėt. Grįžtai iš ofiso 6 valandas prie kompo pasėdėjo, jam reikia jau čia, blėt, 3 korsų mylo, kad suruoštų, karoči. Eik pasidaryk, karoči, sen. Mokytoja po darbo dar gamintumėt vyrui valgyti? Ne, jinai Ta to betrūko, ble. O tu man tai gamini? Aš tai gaminu, ahuienai. Atneškit man. 3 dalykus padarys sriubą iš jų. Šiaip sriubą lengva padaryti, sumėt viską į vandenį. Ir vis. Ir užsisakai iš bolto padaryti. Man sąžininkai įdomu, ar rimtai vyrai nusimena, kad jų moteris negamina? Čia dar... Nu gal yra neligybė, jeigu visada moteris tai gamina. Aš manau, kad turi būti per pusę pasidalinti darbai. Kartais vyras, kartais moteris. Gerai, jo. Nu gerai, jeigu pavyzdžiui vyras dirba, moteris sėdi visą dieną, namie nėra vaikų, nėra kažkokių per daug, nu man būtų įdomu sužinoti, tipo, kodėl negali valgyti padaryti. Bet jeigu moteris turi savo karjerą, ten savo, nu tipo... Užsiėmimus, pomėgius kitus, kodėl turi jo lenkti. Golfą gal einu. Pilatesą gal žaidžia. einu su treneriu brūžinasi. Tai jai nėra laiko gaminti, seninai su treneriuku 3 valandas. Trinas. Gerai, tai problema nieko, pasgamint pats įsprendė. Mane pasgamina, tegul pats, ble, čia nepizdėlinis. Sio, turim, nors vieną išsprendė, tegul pats saik ir gaminkis. Nu, gerai, klausimėlis, ką daryti dėl plikimo? Skristi Turkiją, plikimo, plaukai. Nu, Gerai. Šits arti namų. ar tau skaityti toliau, nes Sakyk, gal... skristi Turkiją ar būt pohuisti kaip katleriai? Nu, sen, aš tikrai daryčiau, čia bus mano pirma procedūra. Ir aš bijau, kad neatsidarytų Pandoros skrynių, kur tada... Nusirbimas, patempimas. Susidėjo, aš noriu vieną ranką raumeningą turėti, blėt. Fucking, blėt. Aš vaikščiuosi ir visada fotkės vieną ranką flexinsiu, žinai. Ir vieną koją dar. Ne, bet žinok, tavo kakta yra kaip melnragės paplūdimys. Vis tolsta jūra, žinai. Jeigu geras pučia vėjas, gal biškai. O tai pagal globalinę atšilimą neturėtų jūra artėti prie... Prie kranto. Prie kranto, ja, esu girdėjęs. Aš tai tikrai dėliosios plaukus, susidėliosiu atgal. Senė, nahui, va čia va bus mano plaukai. Mano kakta bus kaip dagestaniečio, nahui. Senė, I will go nuts, karoči. Aš, saky, atnešiu tiesiog tokį kupiūrų, žinai, rankoj, už visus kiek išeina, blėt. Atsadinkit plaukų man, karoči, 600 eurų numesiu, karoči. Viską reikia daryti, ką žmonės nori daryti. Nu, matai, vyras nelabai daug ką gali pasidaryti. Šiaip vyrai daug ir nereikia. Biški plaukų linijos ir žandikaulis, kad būtų. Tai aš dėl žandikaulio dar galvoju, žinai, norėčiau susidėti tokį, blėt, baumilą žandikaulį. Blėt, gal dainuot pradėčiau irgi gerai, žinai. Varyk plaukus, karoči. Aš laukiu tik tai progos. Aš laukiu, kad, žinai, podcast'o, tarkim, nebus, nu, vasarą. Iškart tik baigęs podcast'as, susidedu plaukus ir rugsėjo 6 išeinu naujas sezonas ir aš jau, blėt, lyg nieko, karočius, 100% daugiau plaukų tiesiog sėdžiu ir net nešnekam apie tai. Net aš liesiu stongų progą, net neužsiminkit, karočius. Stariuks įkeltas, koks geras šampūnas naujas Kur yra. žmonės Instagram atsidarai ir žinai, kur 2 fotkės paskutinės, kur čia yra plaukų ir prieš tai paskutinė nėra plaukų. Gerai, turim vieną video klausimą. Tai jeigu galima, video klausimą. Žmogus nufilmavo bėdą savo. O, koks geras. Sveiki, esu mokytoja. Pamenu, turėjau labai šaunią klasę. Nuo mažens jie buvo labai artistiški, išradingi, išmanūs. Mėgo akcijas ir atrakcijas. Ypatingi būdavo ir jų vakarėliai. Tik susidūriau su problema. Vos prasidėdavo šimtadienio ar kitos šventės afteris, vienas vaikinas labai greitai pavargdavo ir skubiai tekdavo vežti namo. Ką daryti mokytojui? Nekreipti dėmesio ir toliau linksmintis, ar kviesti taksi ir vežti mokinį mamai? Ar pradžiai klausimas, ar žmogų atpažįsti? Kas uždavė?
Čia Danutė. Auklėtoja Danutė. Stonks neatrašė, tai žinai, mums reikėjo kažką griebti. Jūs rimtai su Danutė susisiekėt? Ai, tai iš tos pačios šūlės. Mes iš tos pačios šūlės. Nu, viskas. Tu Danutė įvėlė į šitą. Į šitą peklą. Tokia garbinga mokytoja. Linkėjimai mokytoja. Gaišina jos laiką. Jinai skulptuoja Lietuvos jaunimą, blėd. O tu dabar jos... Kas svarbiausia, fotkės jin pasiūlė dadėti. Fotkė, aš šitų fotkių neturiu. Matai vienai fotkiai, kur aš dažytais ilgais plaukais ir su Adidas striukiu. Vis tiek Mes gal galime paimti tą fotkę, jeigu dar kartą panorėsiu. Čia mano gerimo striukė buvo. Galit paimti Katlerio gerimo striukę, kažkas vidury video turėtų būti. Aš tikėjau, kad nuo peilių, nepraeina peilio durį. Tai Panevėžį reikėdavo tą sodo tūso turėti. Bet pažiūrėk, kaip mano Helovino... Galim vis, praeinam vis. Praeinam pro visus, ne? Galim pro visus. Pažiūrėsim, kad plikt pradėjau. Einam nuo pirmos fotkės. Nuo pirmala. Gerai, va čia buvo mokytai. Danutė Šulcienė, pablokit mano auklėtoją. Labai maladėts mokytojas, žiauriai maladėts mokytojas. Čia aiškiai patėvė mėgstinis. Kur motinas, ai tu fotkinės šiandien. Tai gerai, šauk džinsinis marškinis ir ant viršaus va patėvė mėgstinį. Pamatysi, žvengsi po 20 metų. Man žinai, kas yra baisiausia? Tu esi, mūsų tarp skirtums ir 10 metų. Bet man atrodo, aš tos pačius marškinius klasioks nešioja tiesiog Panevėžyje. Jo. Tai jie eina iš kartos į kartą. Dabar kažkas dar nešioja. Gerai, žiūrėk, žinot, kas verpetus yra? Pas mane ryškus buvo verpetus. Gerai, kaip mano karnavalinis kostiumas? Nejaučiu net nepažįstat, kada aš, ne? Aš nelabai suprantu, koks gyvūnas čia yra. Čia man atrodo stringai motina. Man atrodo, čia gal angelas aš, ne? O čia buvo ta situacija, kur mamai pasakė, 11:30 nakties, man rytoj karnavalinio kostiumo bus. Mama, kas yra? Man rytoj karnavalas. Man atrodo, po apačiu tie patys marškiniai, džinsiniai. Nors buvo 1 ir 4 klasė, čia antišaukimą. Aš nedaug paaugau nuo 1 iki 4. Nes Panevėžėts, jeigu Panevėžio automobilių turgui nesidžiai antišaukimo rūpį. Gerai, karnavalas aфиgenas. Aš nelaimėjau nieko su iš to, bet... Pažiūrim dar šiaip. O mes jau geriam. Tu esi vilkas ir 7 paršiukai. Žiūrėk. Gerai, 3 paršiukai. Tu, blėt, vilkas su džinsiniais. Palabiškį sekundę atgal, jeigu galim grįžti. Jo. Bet jau prikolistų, žiūrėk, jau kažką bandai fotkį papą. Ai, aš va šitą. Čia buvo tas pats, kas dabar ir pašokti vienu metu. Bet koks keistas delnas, tu tik 2 pirštus turėjai vaikystėje. Ar jūs palauktum, ar Šulcienė turėjo specmokiniam turėjo licenciją Šulcienė? Žiūrėk, bet balis tai rimtas, mandarinai, buterbrodai, frisko. A tos mergaitės čia sukaukė mane su... Aš bandau, čia Žilvinus mano klasiok, ką jisai persirengęs. Man atrodo, iš čigonus buvo. Man atrodo, kad jis persirengė, kur tėvus muša vaikai tiesiog persirengė. O čia Radžis yra. Okay. Gerai, sekančiai. Gerai, toliau. Gerai, pastabdom. Gerai, čia jau geriau. Man patinka taip, žiūrėk, fotkė, kur vis šypsas, o šit pohui, gerai. Visiems neįtiksi, žinai, negali vis šypsuotis fotkė. Dabar įsivaizduok, šitą fotkę atspausdina, jinai Davilė parneša namo. Tai kodėl tu išsimer... Nes man mažiausiai aš svarbės klasė. Ir tėvai, žinai, gauna 600 litų 25 už fotkę sumokėję. Seni, aš čia atrodo kaip kalnietis, ne? Ar Mindaugas Lukauskis labiau? Ai, rimtai, tu panašus į kalnietis, čia... Beveik. Į krepšininką. Bet čia buvo pikas plaukų. Seni, čia buvo už 8 litus jau kirpimai. Toks biškis tagelis prieki. Plaukų linija visai dar neblogas, žiūrėk. Kiek vertintum balą šitą plaukų? Aš atsistosiu, jeigu matysit, yra skirtumus. Net ekranas 5 kartus didesnis vis tiek. Tavo kaktą didesnė. Va taip, jeigu būtų išsilaikę, būtų, sakyčiau, labai gerai. Labai gerai. Sekanti. Gerai, toliau pažiūrim, ką mes turim. Oi. Čia pikas. Čia aš biškai eksperimentavau. Buvo eksperimentas. Čia draugavai su raudonais plaukais, man atrodo, tą momentą. Blemba, šiek šits klasioks. Kaip
Nenatūraliai labai, ne? Taip, davai, grieb, dvirklas. Man atrodo, kad, žinai, jis draugavo su šita, bet bijo, kad ta nesupyktų, žinai, kad apsikabins, bet biški prie savos nori arčiau. O pas jis irgi būdavo, kur bereikalingų nesąmoningų propsų duodavo tiesiog. Žiūrėk, kur čia atrodo 4 skirtingos fotosesijos. Čia, blėt, sarmo, skrenda. Čia su gitara. Tiesiog duodavo Panevėžio ateljė. Duoda 6 propsus, davai. Kas svarbiausia, nesvarbu, kokia tema bus 4 sovietiniai rudi lagaminai. Visada. Nu tai va, harmonika. Kaip laukai, jeigu šiaip prizuminti, va. Aš bandžiu Bekemą būti panašus. Kažkiek, jeigu prastumėt Bekemą fotkę, 1:1 būtų. Jo. Jeigu labai eksprimerktum, gal panašus. Pasiekti šlipsus, atpalaiduotas, pilkas irgi. Dar galima pačią paskutinę? Jo, šitas mailą mokytoją uždėjo. Galvoju, blėt, ant tiek blokai bus, kad reikia uždėti. Bet čia aš. Čia kūno kultūros kabinetukė su mokytojo treningu. Man labai keista, kodėl mokytoja tau Inventorius kambarys. Kodėl uždėjo tau veiduką smailą? Nežinau, gal aš biškai sukrytus. Tai žiūrėk, klausimas buvo toks, kad kodėl buvo vienas labai fainas mokyklo jaunuolis, kažkaip paimkim, Antanas, tarkim, ne? Labai fainas, bet visada labai greitai prisigerdavo per mokyklos balius. Ir problemą mokytojai, va irgi turim, gal pasakys, ką daryti. Ar mokytoja turi vežti namo? Ar turi pasilikti ir normaliai šimtainį pati patūsinti? Ar reiktų vežti namo? Aš žinau, kur Danutė nulenkė. Aš šimtadienį sauklėtai namo grįžu. Ta prasme, ne pas auklėtai. Bet Nes čia būtų geras variantas buvęs dar, ne? Mes su vienu mašinu važiavam namo. Į skirtingus namus. Ta prasme, balis buvo už Panevėžio ir auklėtai sako, nu tai gal reikia svaryti, sakau, gerai, varom. Aš kiek Varom namo. Pas tave, pas mane. Man mokytoja biški kitaip pasaka, žinok, šitą situaciją. Gerai, pasakyk, kaip tau pasaka. Man pasaka, tiesiog reikėjo toje parvežti namo, nes buvai per anksti. Taip atrodo. Gal ir taip buvo, jo. Aš tada dar nemokėdavau alkoholio pamatuoti. Tai atsimenu, mes jo važiavam, bet aš tada prajuokinau, šimtainis 12 klasė, nebūnu paprastai. Jo, 12. Jo, tai atsimenu, važiavam, aš neatsimenu, ar jinai vairavo, ar kažkas vairavo. Ir sėdėjau pripys. Ir žinai, kur keistas sėdis, auklėta, girtas, nors tavo visas tikslas gyvenime buvo, kad tavęs mokytojai girto nepamatytų. Ir pagaliau pirmą kartą mokytojai girtą mato. Žinai. Ir tu galvoji, gerai, ką čia daryti, kaip čia elgtis. Ar tipo apsimest, kad nesi girtas, ar tipo davai pasiduoti ir bandyti, žinai, šnekėt kaip suaugus žmogum. Aš nežinau, kiek mano auklėtojai norėjo dar ten pabūti, bet aš neįsivaizduoju, kad ten labai įdomu su 12. Aš kai kalbėjau telefonu, sakė, norėjo pabūti. Norėjo dar. Nu, aš nesakė tiksliai laiką. Bet aš nebenorėjau. Aš noriu važiuoti namo. Aš nebenoriu šventę švęsti, man neužteks. Nu tai ir viskas. O turi pasirūpinti silpniausiai. Gerai, žiūrėk, paplokit, kas manot, kad mokytoja gerai padarė, kad man tu namo parvežė. Aišku, gerai. Okay. Kas manot, kad geriau mokytoja būtų dėjus ant jo ir tūsinus šimtadienį? Ekspertai ploja, kad reikėjo tūsinti šimtadienį, tai čia žinai, pažiūrėkime į kitus. Su 12 nedirba. Nu ką, atgavom maišą? Davai, geriau. Pačekinam, ką surinkom, ne? Įdomu pažiūrėti, ką surinkom. Jo. Galėsim aptarti iškart, kokią bėdą išspręsim. Pažiūrim, ką aš dovanosiu Rolandui. Šiaip daug priklausys, ką galvoja žmogus apie mane. Gerai, aš pabersiu tiesiog ant stalo, ne, viską. Gal trauk po vieną, kas liks ant kėdės. Po vieną, sakai? Ja, ir galėsim pakalbėti, kur panaudosi, kur išspręsi bėdą gimtadienį. Gerai, aš net neįsivaizduoju, kas čia yra. Čia, blėt. Bachilas čia yra ant batų. Reikia šimti. Ne, blė, neišpakok dovanos, nelaimė. Čia gal AirPodsai, ne? Čia diskelį nusivai. Kas čia yra?
Čia grimai Čia nusivalyti. kažkas tarp diskelio ir tamponų, nelabai suprantu. Gerai, rolkai patiks. Šitas yra kaip aš šitam podcast'e, hui paėmiau, aš ką skirtas, blėdė. Geriausias bairis šiandienas. O. Terė su 7-5% jau nurūkytų. Ištraukti reikia pažiūrėti, ar nėra. Seniai, bet 5 ryto, ant kiek praverstė likę 2. Ahuenai bus. Į mane kreipsis visi. O, seniai, NBA lipdukai. Kas NBA lipdukus nešiuojatas tiesiog į renginį? Pizda, seniai ant viršaus Donsičių, čia nauji, paninio lipdukai. Pažiūrėk, Haliburtonas, SGA. Pranešė man, ne, rolkai reiks duoti. Šitą, man atrodo, tu pasimsi savo tiesiog. Rolka apie ką aš nesuprantu. Nu, tai va. Jis neįvertins. Nu, žinai, jisai praplėšia, aš jį po to iškeisiu lipdukus į ką nors. Gerai. Česnakinio. Ai ne, čia sūrio padažas prie duonos. Gerai, labai gerai. Sais, 12 nakties. O, kas čia? Ko čia? Panašu į dirbtinę vaginą. Mano dydžiai. Ai, lūpažiukas. Čia vazelinas? Lūpų blizgesys, ne? Blet, gal ne lūpos, ten ne. Galvos tik pirmą. Ne, po to grįžtų rytoj pasaistė čia 4. Pimpačkiukai pasikas. Pimpačkiuks pasikas. Prokinėjai burnoji. Tik to. Servetėlė, klasika. Gerai. Ne, salpadėjinas. Čia nuo pagiriumą. Pagiriumą, ne? Gerai, žmonės apie viską pamasto. Gerai, servetėlė... Kalis ir magnis. Su. Gerai, tada yra kažkoks Karolis Šileika, patentų konsultantas. Jo, nes grinai rolką patentuoji, blėt, nuo ryto iki vakaro, išradimus Bet darai. biškai ką tik prie reklamą pasidarė tiesiog belė kokią. Lucky Strike'as, tušinukas. Gerai. Bilietai. Bilietai jaučiu, bus jau renginys praėjus. Kame bėdas man ką. O, Home Depot, 20% nuolaida, pleistras. Blet, su guma susulipė visi. Kažkas išspėjo tiesiog gumą? Man atrodo, taksas. Jeigu reikės iš Nidos išsikviesti, tada jo... Blet, šiaip nusivylis. Gau, įdėsit kažkokį raštelį kažkokį, va, formas magiškų įspūdžių 2. Čia vertė dar yra. 20 eurų. Iki 23 metų galioja. Dėkingi esam. Dar yra? Gerai, aš dabar žiūriu ir matau 2 žiebtuvėlius, Marsą, 6 saldainius, gandonami. O, šį. Va. Nes rolka vaikų nebenori, man atrodo, bet jisai vazektomiją pasidarys. Tai panaudos gal pripus balioną kažkur. Dar šlapių servetėlių, Home Depot 2. Tai jau kiam procentų? Ir dar vienas gandon. Kas gandonas? Kodėl gandonas? A, žiūrėk. Gerai, Trečią šeptuvėlį noriu O duoti. čia nusirengė Tu tą turėsi prie ko prisidegti, tipo. Nu, Čia nusirengė? visi pliusą. A, čia su Kamasutra, žiūrėk. Gail, mes galim... Nu, tai čia postą įdėsim, ne? Nes čia vyras vyrui bibičiuliu. Nu, pažiūrėk, ar aš meluoju? Ar aš meluoju? Ar aš meluoju? Padėk šalį, reiks nufotkint, kad... Įdėsim postą, jo. Ja. Nu, kas liko? Gerai, aš šitą galiu savo pasilikti. Jo, su servetėlėm, kartu. Aistė žvengs. Ir, pala, guminukų turim ir vazeliną. O, lygiai toks pat, kokie aš naudoju, oranžinis. Gerai, nice. Tai gerai, ačiū Hebra. Ačiū. Bet aš turėsiu 100 eurų vis tiek įmesti. Su tokiu dovanu, žinai, negali atliekti. 3 valandas vėluojantis ir gandono atliekti. Ja, ir pristatysi, čia visą Klaipėdą tau surinko, čia įrodyms, kaip tave Klaipėdą myli. Gerai, turim dar vieną video klausimą. Tai jeigu galim video klausimą. Kokia bus bėda? Labas vakaras, Katleri. Labas vakaras, publika. Sveikinuosi iš saulėtosios Kelmės. Turiu tokią problemą. Esu išragavęs visus kokteilius baruose ir man atrodo būtų pats laikas naują kokteilį sukurti. Tai gal padėsi man išspręsti šitą bėdą ir sukurti kokteilį pavadinimu Mantas Katleris. Na ir aišku pasakyti, iš ko jis susidėtų, kodėl tie dalykai eitų į tą kokteilį ir kiek jisai kainuotų. Okay. Viskas, kas tam maišė buvo. Gerai, galim nuo kainos pradėti, ne?
Sakyčiau, būtų vidutinė kaina, dirbančio žmogaus kaina. Kiek dabar kokteilį? 10 eurų, ne, kainuoja maždaug. Gerai, 10 eurų. 10 eurų. Pritarėm? 10 Dabar eurų. sakykit, aš mėtysiu žodžius susijusiu kokteilį, sakykit, ar asocijuoja su manim ar ne. Jo, jeigu gerą žodį metą, galim paploti, ne, kad žinot, Jo, matome. gerai. Dūminis. Nepanašus į smaukį. Ne? Ne? Koks? Jo, jeigu galim, baras darykit kokteilį šiuo metu, kur Ne, vardina. aš negarantuoju, kad jis bus geriamas. Gerai, išsiaiškinkim beisą. Aš labiausiai jaučiu degtinę esu, ne? Degtinę beist. Kas manot, kad degtinė? Jo. Ar, Pas tave turėtų būti porešutinis kažkas. Jo, su riešutu tikrai. Šiaip tai šitas labai panašu. Primint man. Du tokie dalykai, kurie nedera, bet sen. Ant bairio. Ja. Dabar dėl kaip plaukų liniją perkelt į kokteilį. Degantis šotus. Kur nudega plaukų. Kur po to reikantakis nusipiešti. Jo, degantis būtinai turi būti kokteilis ir toks, blėt, gal žinai, žinai, kas aš galiu sambuka būti, nes toks užpis. Garantuotai vėms seka čia dieną. Jo, užpisant ir jau praėjo, jau 26 jau. Jisai baigėsi. Kadangi aš pakankamai sveiką gyvenseną prapagu. Jo, tiksliai jo. Daug daržovių turiu. Esi matęs daug daržovių. Ne, žiūrėk, gerai. Galutinis mano sprendimus. Yeah. Kadangi su manim maždaug tai, ką matot, tą ir gaunat, nėra ten paslėptų labai daug ingredientų, tiesiog straight degtinė su pomidorų sultim ir krapu ant viršų. Ble, čia per daug rusiškas. Baršiai. Aš norėčiau labiau baltiško tokio. Salieras. Seniai, midus. Midus, gintaras, riešutas. Midus su gintaru ir su riešutu. Ahujienai. Bet su gintaru? Einikiu. Jo, gintaras nuo bakterijų labai gerai. Seniai, jeigu tau skydliaukės problemas, gintaro karoliai. Kažlapimo pusė. Gerai. Aš išgersiu midus su gintaru ir su česnaku. Kas gertumėt šitą šotą už 10 eurų, ble? Nieks. Ne, gerai. Ką daryti, kad būsimas vyras didžiosiam tau duotų pinigų, o nelieptų mestis per pusę? Slešas visko. Slešas užsidaro tą. Siūlyčiau pradėti valgyti, gaminti. Ir sporto klubų nevaikštyti be reikalo. Aš įsivaizduoju, vyras visada duos pinigų, bet tiesiog, jo, negali išnaudoti šitą kozerę per dažnai. Tai prašyti retai ir atsargiai. Jo, prašyti retai ir duoti dažnai. Paprašyti lyg niekur nieko, žinai. Gali štuką du greitai pervesti, aš tik į Maksimą svarau. O ką, klausyk, šiandien Eurolyga, ne? Jo, gali duoti 2 eurų. Ką? Ir nėra kur traukti, nes Eurolyga šiandien. Palaukit, kol vyras bus geros nuotaikos, visų pirma. Čia labai, ble, moteris teisingas. taimingo nesupranta. Kur, blėt, grįžti namo, sinervinis, blėt, stoji prie durų, daužai ir ateinu. Žiūrėk, mes, tai varom į kelionę ar ne? Aišku, kad nevarom, blėt. Galim trumpai pašnekėti ir tu nebus trumpai, žinai. Jūs prašydavot iš mamos visokių pinigų, ne? Jo. Kai geros nuotaikos. Tai laukdavot, kol geros nuotaikos bus. Jo, būtent, negali bet kada prieiti, turi paklausti, kaip darbė sekėsi. Ir tad, kodėl tau įdomu, kaip man darbė sekėsi, babki prašysi. O sekso metu galim, blėt, kažkaip dviprasmiškai sekso metu pinigų prašyti, jo. O duosi 2 coką po to. Blėt, duočiau, žinau. Sak, duočiau. Gerai, aš duosiu 2 coką, bet tu nelauksim, kol tu baigsi. Ne, tai gerai, aš vienas baigsiu. Gerai, išsprendėm. Ką daryti, jei pana nori užsimti tą pačią veiklą kaip ir aš? Noriu šiek tiek privatumo ir laiko savo, o ne dieną naktį viskom be perstojo dalintis. Tai kad tom pačiom veiklom, sportu? Nu tai aš supratau, kad tipo, jis eina kažį žaisti, eina kažį žaisti, jis eina žiet fulė, eina žiet fulė. Jis daro podcastą, jinai daro podcastą. Atsigavai! Kur išsislėpėt, blėt, visą vakarą? Aš pusę rato radau tūlikę, na. Jis dabar perims vairą namus. Nu gerai, čia geras klausimas, iš tikrųjų. Jūsų gyvenime yra buvę, kad pana nori daryti tai, ką... Man svajonė būtų. Aš tai seniai, aš bandau kalbėti, sakau, davai, pažaidžiam ką nors.
Neįdomu. Yeah, bet jo, aš suprantu, iš kur tas bičas ateina, tipo, kur gal, žinai, namie daug laiko kartu leidžia. Ir dabar jisai susigalvo golfą pradėti lošti, nori merga pradėti lošti golfą. Šiaip, aš manau, tu tiesiog nedrauskiai ir jie užpis greitai. Blogiausiai, ką tu gali padaryti, tai sakyti, ne, čia mano dalykas. Nu, arba o yra tokių veiklų, kur tu vienas te gali užsiimti. Nu, vienam. Masturbacija. Tiesiog sakyk, gerai, varom. Varyk vieną dieną, varyk antrą dieną iš karto išėlės. Jos 3 kartus negali išėlės. 3 dienas to paties daryti išėlės negali. Aš sakyčiau taip, naik su Klaipėdos baseiną. Tada, kur yra moterų rūbinės, vyrų rūbinės. Naiki rūbinė, nais rūbinė ir pys namo gaming, ką daryk, ką nori. Tipo. Ir tas lyg nėra daug kaip išeiti tiesiog. Arba jo, gal mes kartojamės, bet nuvaryk į restoraną, užsakykit valgyti ir išeik. Čia mes dabar kiekvieną klausimą. Mes radom universalų patarimą, bet kokiai problemai. Arba tiesiog pasakyti, neužpis. Ja, gerai, dabar klausim, žiūrėk. Lema šitas neveikia, Neveikia. Klausims. Bičiui visad viešumoje labai pakyla noras. Pirmus kartus smagu ir jaudina, bet po ilgo laiko tai pradeda ne kad užpis tokial klausimą. Ar tai normalu, kas čia pisatis dabar renginį? Grinai sėdi, karočią, lauki 2 metus, kol gausi muzikinį teatrą už 100 eurų bilietus. Kur sėdi, jau turi simfoninis orkestras groja, tas fingerin. Sen, ką tu čia darai? Gali aš pasiklausyt Gulbio ežerą, ar ne, blė? A jau yra kilę tokių minčių viešumoje? Ne, čia normalus. Aš kurva nepašneku, blėda. Kaip apie seksą man galvojat, man? Blėd, man namus sunkiai gaunas, dar čia viešumoje, na. Seniai, būtent, tau reikia susikoncentruoti tą momentą. Čia, blėd, groja, baletas vyksta, kazlų spektaklį daro. Kurva, miltė. Gerai. Žinai, palauk dabar, čia gera vieta, palauk. Blėd, nu filmuokit kas nors. Pėsdės pabaigiau, nachai. Gerai, aš norėčiau, kad... Aš norėčiau tą bičą pasikviesti šiandien, kuris... Pasipist. Kuris pasifingerint. Mes galim atkapstyti pagal nickname'us bičą, kuris čia nori pistis. Anonimus. Nu, neprisipažins, spėjau, kas šį pistis nori dabar, neprisipažins. Aš noriu per jo gyvenimą pereiti. Koks jo patėvis buvo. Psichologiškai nori padaryti tyrimą. Kodėl jis turi tai, ko aš neturiu, žinai? A tu niekad nenorėjai, taip ar viešumoje? Niekad? Ne. O tu? Nu. Seniai, aš nenoriu trukdyti žmogui pieno nusipirkti, pavyzdžiui. Kodėl aš dabar parduotuvį turėčiau pradėti fingerinti? Aš nesakau, kad parduotuviai pradėti, blėt, maksimui prie vištų stovint. Arba tie, kur persirengimo kabinose tenai. Žinai, nu, ir dabar aš stoviu, blėt, su 2 džinsiniais marškiniais turiu laukti. Kol kažkas pisas, tik mes girdim. Ne, žinai, kas yra paviausia, kai tai vyksta bare ir vienas tulikas, blėt, yra. Va tada ir žiauriausia. Ir tu beldės, negirdi, beldžias. Ten irgi beldžias. Ten irgi beldžias. Aš tai šiaip pavydžiu to testosterono kiekio, kur... Va dabar. Žiūrėk, įsidėmėk šitą vietą, nes čia nebegrį, einam tuliką dabar. Tu pavydėjom testosterono, vienas žmogus rašė, ką daryti žmonai gimdą pradūriau su Bibiu. Man atrodo, kas pizdabos. Didžiuotis. Salituoja. Aš netikiu, kad net pizdabolas yra. Nepradūrės nieko. Nieko nepradūrė. Pala, o gimdą įmanoma pradurti šiaip fiziškai, aš dabar biologiškai. Man atrodo, kad šis tiesiog giris. Ne. Neįmanom. Fantazijos. Gimda yra, jeigu aš atsimenu. Kai dabar bandysi išlakstyti gimdą, origami išlakstysi. Pala, va čia va yra gimda ir čia kiaušydės, ne? Va laiku už kiaušydžių kažkur, jo? Yeah. Kažkas panašu, kur gimda yra? Už krūminį dantų, blė. Va čia va. Čia kiaušydės yra. Taip. Nu tai čia gimda. Forma visą. Va, čia gimda yra. Jo, tai kaip tu pradursi? Man atrodo, čia žmogus tiesiog nori, oi, blė, taip visau, kad akį pakrapščiau, blė. Nebūn taip. Gerai, paskutinis tau klausimas, kaip dėlinti su žmonėm, duok patarimą, kaip dėlinti su problemom. Kaip dėlinti su problemom? Jo, kaip tvarkyti su problemom, su bėdom.
Gerai, visų pirma, manis mažiausiai reikėtų klausyti. Viską, ką šiandien sužinojot, nubraukite tiesiog. Darykit priešingai. Jo. Blemba, labai, mes laiškus gaunam, daug laiškų žmonių gaunam, jūs apie santykius dažniausiai, ne? Būna. Pasiskyrėm, bičius to nedaro, merga valgyt negamina. Tiesiog prieikit ir pasakykit tą, ką jūs rašot laiškę, pasakykit savo antrai pusiai. Tiesiog nerėkdamas, ne gynybai kažkaip, žinai, nelaukit, kol prasideda, ypač panas labai mėgsta laukti, kol, man žinok, prisikaupė. Tai davai nelauk to 10 levelio, kol tau prisikaups. Pasakyk 2 levelį. Žinai, jeigu biški kažkas triggerina, sakyk, žiūrėk, man nepatinka, kad tu tą ir tą darai. Ir labai lengvai dažnai išsisprendžia dalykai. Taip, jeigu tu sąžiningai, ne pykčio metu, ne pusę 1 nakties, kai lovai gulit ir kur jau bičius jau miega, o tai mes ženysimės ar ne? Žinai, tiesiog šnekėkit. Viskas, mes lietuviai labai viską savy kaupiam, karoči, ir tada tik tai, kai jau nebegalim kentėti, tada, išsiveržiam kaip vulkanas. Tiesiog pasidalinkim savo jausmais. Ne su draugiam, ne su draugais, o su tuo žmogum, su kuriuo, žinai, ryšiai artimiausi ir su kuriuo yra ta problema. Tiesiog pasišnekėkit. Kalbėkim. Tiesiog pasikalbėkim. Sen, taip. Kalbėkit, kas pritarė, kad kalbėkit? Bet čia nėra kažkoks, žinai, groundbreaking patarimas, bet jisai paprastas, bet kartais reikia priminti žmonėm paprastus dalykus. O ką daryti, jau kas antrą žodį negirdite? Aš tu pasakysiu, mes 9 metus... Čia jau to problema. Ne per mikrofą šnekėti reikia, žinai. Kur kaip mažus vaikus turi pasimti žmogų ir jausi, sakyk. Klitorį. Mes su Aiste turėjom... Mes su Aiste turėjom problemų 9 metų, porą problemų turėjom, kurios 9 metus tiesiog negalėjom išspręsti, žinai. Ir tiesiog vieną dieną atsėdam, abudu pavargę, ką dėl to darom? Nežinau, nori gal šitą padaryti? Davai pabandom. Ir viskas, ir tiek tai reikėjo. Problema vilkosi 9 metus ir nebėra tos problemos, karoči. Šaunu. Ir viskas. Jo, aš manau, paprasčiausi sprendimai visada yra geriausi. Jo, nereikia kažkokių planų, galvoti, kaip mano žmonų negamint, ką man daryti. Tai pasakyk, aš norėčiau grįžęs rasti maisto. Pavyzdžiui, ar mes galim susitart? Gal, tarkim, tu padarai valgyti, aš tada išplausiu indus visus, žinai. Ilgai kalbatės, ne, jaučiu su žmonu? Šnekamės, jo. Bet žinok, smagus malonumus su jom pašnekėti. Jos ten, irgi idėjų turi. Tai, manau, geras patarimas, nešnekėkimės. Tai noriu, kad paplotumėt. Šiandien buvo problemas jūsų sprendė Tomas Miltenis, Tomas Bumblauskas. Ačiū. Aš buvau Gediminas Paulavičius ir šio vakaro svečias Mantas Katleris.